Ši frazė greuna tavo pasitikėjimą savimi ir žemina savivertę. Po jos pradedi abejoti, ar tavo jausmai turi reikšmę, ar tu apskritai turi teisę sakyti tai, kas tau nepatinka. O skaudžiausia yra čia, kad dažniausiai tai pasako pats artimiausias žmogus. Kai tai išgirsti, tuoj pat užsisuka kalties jausmas, lyg būtum per daug reikalaujantis ar neteisus. Bet iš tikrųjų tai tik manipuliacija. Gudrus būdas priversti tave tylėti ir nuleisti galvą. Ši frazė skamba taip. Jei tau kas nors nepatinka, aš tavęs nelaikau. Ar esi girdėjęs kada nors tai? Tai ką daryti, kai atsiduri tokioje situacijoje ir išgirsti tokią frazę? Visų pirma, tai sustabdyk save ir primink savo, kad aš turiu teisę jaustis taip, kaip jaučiuosi. Ir ramiai pasakyk, aš noriu kalbėti apie problemą, o ne girdėti manipulacijas. O dabar pakomentuok, ar yra tekę tau su tuo susidurti. Ir dar pasidalink šio video, kad kuo daugiau žmonių suprastų, jog tai nėra meilė ar laisvė. Tai yra tik atvira manipuliacija. Siunčiu tau šviesos.